pažiūrėk, pas mus labai jau didelis amžiaus skirtumas. Turim menį, mes nebeturim to viduriuko amžiaus. Pastebėk, autobusuose pensininkai, mieste pensininkai, parduotuviai pensininkai, visur yra pensininkai. To prasme, jie yra tas rytis žmonių, kur bijo naujovių. Tarkim, parduotuvę atnaujino ir jie jau pasiklysta. Bijo, žmonės apskritai bijo naujovių. Tai jeigu kalbant apie juokus ir anekdotus, jeigu tu naują kažkokią sferą atneši, žmonės įsigąsta ir pradeda galvoti, kažin, kaip mano kaimynė reaguos. Ar jisai čia griežtai kalba, ar jisai čia švelniai kalba. Vėlgi, žinai, vyksta toksai lyginimas, tarsi kaip tu reaguoji į pokštą, į bajerį ir kaip reaguos kitas, žinai, čia gerai, čia normaliai, aš nežinau, Nes atrodo, tada tu nebeturi nuomonės, tu turi atsisukti, todėl mes dažniausiai draugams rodom ten kokius nors juokelius, nes mes laukiam jų reakcijas. Bet, pavyzdžiui, aš manau, mes tokiam pasiekėm, kada mums jau dzin, mes tiesiog norim pasidalinti. Taip, būtent. Tom dalim. Bet kada buvom jauni, iš tikrųjų mes stebėdavom kitų žmonių reakcijas. Pavyzdžiui, kad nors ten jam parodai ir lauki jo reakcijas. Ir jeigu jis sakys, čia nesąmonė, tu sakysi, nu jo, gal, bet tau iš tikrųjų jisai patiko, tarkim. Tu ne tiek sakysi, gal kiek tu būsi, taip sakant, labai normaliai sužlugdytas morališkai. It's gay. Būsi žinai, it's gay. Viskas, it's gay, žinai. Oh, it's gay.